Tuščios kalbos tik didina ugnį, dega namai pradeda. Jis kažkokį anime veikėją primena, ne? Čia kažkoks cosplay. Iš akių į didžiausią liūtį viską. Aš galiu pasakyti, kad kol kas man labai nepatinka. Nu, bet okei, klausom. Gal, pavyzdžiui, priedainis šitą dainą atperka taip, kaip aš neįsivaizduoju. Beje, aš esu buvęs muzikinio projekto komisijoje, jeigu ką, tai aš kažkokią tai kompetenciją turiu tai vertinti. Mano akims tik duoda jausmą. Turim beveik minutę ir čia yra žiauriai ne Eurovizinė man šitą dainą, ką aš norėjau pasakyti. Kas yra Eurovizinė daina? Nu, šiaip geras klausimas, nežinau. Aš suprantu, jo, šiaip gal ir teisingas tavo Devil God pastebėjimas. Eurovizija laiminti daina, jinai praktiškai kiekvienais metais keičiasi. Tai gal taip ir negali. Sorry, tai čia gal tada iš mano pusės netikslinga įžvalga. Nu, šitas priedainis dabar, žinokit, kai aš paspausiu Space'ą, čia turės būti kažkas iš kitos planetos, kad man šitą dainą patiktų. Čia yra tas priedainis, dėl kurio mes čia tiek sėdėjom. Nu, žinokit, labai ne mano daina. Ne mano daina.